Sveiki visi, jūs svečiuose pas Deviją. Man labai smagu, kad aš ne viena virtuvėje. Taigi šiandien mes vaišinsime skaniais sultingais kalakutienos kotletukais su nemažiau skania puria bulvių koše. Pilni receptai kaip visada jūsų laukia video eigoje. Kalakutienos kotletukams mums prireiks kalakutienos, bulvių krakmolo, druskytės, pipiriukų, džiovinto česnako, kiaušinių ir majonezo. Mėsytę susipjaustysime smulkiais kubeliais. Tokių patiekalų galima drąsiai vaišinti svečius, bei kalėdų ar naujametinį stalą paįvairinti. Mėsytę susipjaustėme, dabar paskaninsime druskytę ir pipiriukais. Šiek tiek džiovinto česnako, keli šaukštai majonezo, kurį galime pasigaminti patys. Nuorodą dabar matote video viršuje. Įmušame kiaušinį ir nepamirštame šaukšto bulvių krakmolo, kad kotletukai laikytų formą. Viską gerai išmaišome ir paliekame pusvalandžiui pastovėti. Keptuvę įkaitiname ir įpilame šiek tiek aliejaus. Formuojame šaukštų kotletukus. Ir apkepiname iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus. Nepameskite šio recepto ir nepraleiskite naujienų prenumeruodami mano kanalą ir paspausdami varpelį. O štai toks grožis ir skonis mums gavosi. Laikas bulvytėms. Bulvytės reikia sudėti į verdantį pasūdytą vandenį ir virti, kol bus visai minkštos. Dabar nupilsime sultinį ir paskaninsime sviestu ir kiaušinio tryniu. Viską reikia labai greitai pertrinti, kad kiaušinis nesušoktų. Bulvių košę galima trinti ir blenderiu, bet rankomis skaniau. Bulvių košė pertrinta rankomis yra daug puresnė. Palaipsniui pilsime šiltą pieną ir dar kartą gerai pertrinsime. Pienu reguliuosime košės tirštumą. Štai ir viskas. Gardiname žalumynais, nepamirštame geros nuotaikos ir žiupsnelio meilės. Gero apetito! Kitame video tų, kuriems atsibodo kiaušinienė, lauks purus omletas. Noriu padėkoti už jūsų komentarus, pasiūlymus ir laikus. Jei patiko receptai, pasidalinkite su draugais. Na, o aš lauksiu jūsų savo virtuvėje. Iki.